Garso lyja, kai garsas tampa žmogaus vidinės harmonijos keliu. Holistinė mokykla pristato naują patyriminį konceptą garso lyja, kuris gimsta kaip atsakas į šiuolaikinio žmogaus poreikį grįžti į vidinę tylą, jautrumą ir gilesnį savęs pajautimą. Tai nėra vien muzikinis renginys ar meninė programa, o nuosekliai vystoma harmonizuojanti patirtis, kurioje garsas, balsas, senosios tradicijos, bendruomeniškumas ir sąmoningas buvimas susilieja į vieną gyvą erdvę, leidžiančią žmogui patirti save per mažai pažintą, paslapties šydu apdengtą garsų matmenį. Šiuolaikinis gyvenimas vis dažniau pasižymi nuolatiniu informaciniu triukšmu, kuris nors ir nematomas veikia žmogaus nervų sistemą, dėmesio kokybę ir emocinę būseną. Dėl šios priežasties vis daugiau žmonių ieško ne naujų stimulų, o būdų sugrįžti į vidinį balansą, jautrų santykį su savo kūnu ir aplinka. Garso lyja tai it visas žmogaus gyvybinės sistemas, įskaitant fizinius ir dvasinius pradus, harmonizuojantis garsų lietus, kuriame žmogus gali patirti garsą ne kaip foną, o kaip gyvą visą kūną veikiantį reiškinį. Garso reikšmė žmogaus gyvenime yra daug gilesnė, nei dažnai suvokiame kasdienybėje, nes garsas veikia ne tik klausos sistemą, bet ir visą nervų, emocinę bei fiziologinę žmogaus struktūrą. Dar senosiuose kultūrose garsas buvo laikomas ne pramoga, o transformacijos priemonė. Įvairios tradicijos, įskaitant rytų filosofijas ir sufijų mokymus, garsą suvokė kaip pirminę gyvybės išraišką. Persų sufijų mąstytojas Hazratas Inajatas Khanas savo veikale Garso misticizmas kalbėjo, kad gyvybė pati yra muzika, taip pabrėždamas idėją, jog žmogaus egzistencija iš esmės yra ritminė ir vibracinė struktūra, o muzika mūsų pačių struktūros atspindys išorinėje erdvėje. Šioje perspektyvoje pats garsų matmuo kviečia visai kitaip pažvelgti į supančių garsų įtaką mūsų sveikatai bei psichologiniai savijautai. Kūną pasiekiantis garsai daro įtaką mūsų mintims, savijautai, būsenai. Šiuolaikiniai neuromoksliniai tyrimai taip pat patvirtina, kad garsas daro tiesioginį poveikį žmogaus nervų sistemai, nes ritmiški garsiniai stimulai gali reguliuoti kvėpavimo dažnį, širdies ritmą ir autonominės nervų sistemos balansą, ypač aktyvuodami parasimpatinę dalį, atsakingą už atsipalaidavimą ir regeneraciją. Taip pat nustatyta, kad tam tikra muzika gali skatinti smegenų bangų sinchronizaciją, kuri siejama su alfa ir teta būsenomis, apibūdinamomis ne tik kaip gilaus atsipalaidavimo, bet ir meditacijos, kūrybinio atsiverimo, genialumo bei vizijų regėjimo, svajonių vizualizavimo būsenomis. Todėl sąmoningai pasirinktas harmonizuojantis garsas iš tiesų gali sukelti stebuklams prilygstančius reiškinius ir būti paaiškintas labai paprastai. Tam tikro dažnio ir dermės muzika atkuria nervų sistemos balansą, o absoliutaus balanso harmonijos išgyvenimas padeda pajusti kitą gyvenimo kokybę, būties dažnį. Taigi garso terapijas žmonės dažnai apibūdina kaip mistinės patirtis, tačiau iš tiesų tai yra patyrimas pirmapradžio tobuloje harmonijoje esančio savęs. Tai buvimas totalioje harmonijos būsenoje, kuri nėra taip dažnai juntama kasdienėme, triukšmo perpildytame gyvenime. Todėl ir pavadinama mistinė, ne kasdienė, antgamtiška. Tačiau garso terapijų ir garsolijos kūriamos patirtis iš tiesų savyje neturi absoliučiai nieko antgamtiško. Harmonizuojančio garso kūriamo dažnio dėka žmogus sugrįžta į prigimtinę, jam gamtos duotą tobulos harmonijos, ramios nervų sistemos būseną. Šioje būsenoje atsiskleidžiantis gebėjimai
Intuityviai jausti, regėti ir numatyti vizijas taip pat yra ne kas kita, o natūrali žmogaus prigimties dovanų raiška. Jokia terapija negali duoti to, ko žmogus pats savyje neturi. Todėl garsas yra galingas įrankis prisiminti prigimtinį balanso jausmą, užkoduotą kiekviename žmoguje, o iš šios būsenos pajausti visą savo kūną ir širdį harmonijos lauke, pamatyti save naujai ir pažvelgti į savo gyvenimo kūrybą visiškai kitaip. Garsolijos konceptas remiasi ne vien šiuolaikiniu mokslu, bet ir senosiomis muzikos filosofijomis, įskaitant pentatoninę dermę bei natūralių gamtos ritmų suvokimą. Pentatoninė dermė sudaryta iš 5 garsų, laikoma viena seniausių muzikinių sistemų pasaulyje, aptinkama skirtingose kultūrose nuo Azijos iki Europos ir Afrikos, o jos universalumas leidžia manyti, kad tam tikri garsiniai santykiai yra intuityviai artimi žmogaus klausai ir psichikai. Šios dermės muzika dažnai pasižymi švelnumu, disonansų nebuvimu ir natūraliu tekėjimu, kuris sukuria saugumo ir harmonijos pojūtį. Ypatingą vietą garsolijos kuriamose patirtyse užima plokštieji varpai, kurių garsas pasižymi itin turtinga obertonų struktūra, leidžiančią sukurti vadinamąjį akustinį rezonansą, kai keli dažniai susilieja į vieningą garsinį lauką. Tokia garso struktūra gali būti suvokiama ne tik klausos organų, bet ir visų kūnų, nes vibracijos persmelkia erdvę ir sukuria jutiminį gylio ir erdvės pojūtį. Garsolijos patyriminėse praktikose svarbią vietą užima ir bendras dainavimas, sutartinės bei gyvas balsas, kuris nuo seniausių laikų buvo naudojamas ne tik kaip komunikacijos, bet ir kaip bendruomenės vienijimo giluminių emocijų išraiškos priemonė. Šios patirtys sukuria sąlygas, kuriuose žmogus gali natūraliai atsipalaiduoti, sumažinti vidinę įtampą, atkurti ryšį su savo kūnu ir emocijomis bei patirti gilesnį buvimo jausmą. Įvykusių renginių ir būsimų susitikimų metu dalyviai kviečiami patirti bendrą dainą, sutartines, plokščiųjų varpų ir kitų sakralinių instrumentų skambesį, gilų atsipalaidavimą, buvimą gamtoje, vasaros pradžios pajautimą bei bendrystės jausmą prie ugnies, kur garsas, tyla ir buvimas tampa viena vientisa patirtimi. Garsolijos komandą subūrė holistinės mokyklos vadovas Vytautas, prie kurio prisijungė Lina ir Nerijus, kiekvienas įpindamas savo dermės. Nerijus įpina dar ir žemaitiškos dvasios. Žmonės šnek, ką pirmiau vėsa kobova didelė baisos griausmos, tik po to atsirada vėsakas pasaulė. Ta tep gaunas, ką garsos tor didelė gali korti ar griauti, sėti santaiką arba karę. Begala šiandien džiaugaus galės rabukautais veina seniausių prokalbių, išlikosion svietą po šią dainą. Katruo sudėta visą gyvenimišką išmintis, katra atver dušės vartus meilė leitais, katra karevo nudieva karonės. Tuos išmintais be gala daug sudėta senuosios sakmės, paprotius dainos. Be gala džiaugas šiandien gailėdama žarstėti tos tortus ir dalintis su aplink esontis. Garsolija tai nuolat vykstantis procesas, o ne vienkartinis įvykis, nes jos esmė yra gyva erdvė, kuri auga kartu su bendruomenė, patirtimis ir naujais atradimais. Tai konceptas, kuris kviečia žmonės ne tik klausytis, bet ir dalyvauti, kurti ir išgyventi garsą kaip bendrą jungiantį reiškinį. Sekantis garsolijos renginys organizuojamas jau Liepos 11 dieną Medlijos sodyboje Katkuose, Klaipėdos rajone. Sodybos šeimininkas Marius pakvies pasivaikščioti po miško sodą ir supažindins su čia auginamais retais augalais. Po to dalyviai bus kviečiami į plokščiųjų varpų garso terapiją
gilesniam atsipalaidavimui ir meditacijai. Garsuolija maloniai kviečia visus į labai paprastą, bet šiandien itin svarbią kelionę - sustoti, įsiklausyti ir leisti garsui priminti tai, kas žmoguje visada egzistavo. Vidinė harmonija, kuri nėra sukuriama iš išorės, bet atpažįstama ir prisimenama per patyrimą. Tai kvietimas sugrįžti į save per garsą, kuris, kaip rodo tiek senosios tradicijos, tiek šiuolaikiniai tyrimai, galimai yra mažai ištirtas, galingas žmogaus sveikatinimosi ir savęs pažinimo įrankis. Kviečiame skaityti Aletos Chomičenkienės knygos interpretaciją. Holistinė mokykla tęsia docentės daktarės Aletos Chomičenkienės palikimo sklaidą. Svetainėje jau publikuojamos 2 jos knygos interpretacijos dalys. Tai sutrumpinta, lengviau prieinama forma tiems, kurie nori susipažinti su autorės mintimis apie rytų mediciną, ajurvedą, žmogaus prigimtį ir holistinį pasaulio suvokimą. Nuorodą į pirmasis knygos dalis rasite po šiuo video. Rudens leidinyje skaitytojų lauks tęsinys, dar vienas žingsnis į Aletos Chomičenkienės palikimą ir gilesnį holistinio požiūrio pažinimą. Holistinė mokykla aktyviai dalijasi žiniomis gyvose renginiuose, susitikimuose ir nuotoliniuose kursuose, bendradarbiauja su sąmoningo žmogaus pasaulio leidiniu ir buria augančią bendruomenę. Kviečiame visus, kuriems artimos sveiko gyvenimo būdo temos, dalyti savo patirtimi paskaitų, kursų, straipsnių ar pokalbių formatu ar finansinę paramą. Jei jaučiate, kad jūsų žinios gali įkvėpti bent vieną žmogų, parašykite mums. Daugiau informacijos rasite holistinėmokykla.lt. Rašykite elektroniniu paštu info@holistinėmokykla.lt.